Labas Marija, labas Edvinai ir labas Auguste. Labai malonu Jūs čia matyti. Labai džiaugiuosi, kad sutikot ateiti ir pasikalbėti. Ir iš pradžių tai gal tiesiog norėčiau paklausti, kaip Jūs jaučiatės ir kaip Jūsų rytas šiandien. Susitikom, dabar yra 11 valanda beveik. Tai galbūt kažkas įstrigo šiandien ir norėtumėt pasidalinti. Ir tiesiog toks vibe checkas, kaip jaučiatės. Puikiai, saulytė šviečia, į lauką kviečia. Mano tai jau gerai, jau antra kava. Geras oras. Pasivaikščiodamas atėjau čia. Tai visai neblogai. Pėsčiomis? Jo, pėškomis. Galvoju. Bus paprasčiau taip. Mintis pageneruos. Gerai. Pageneravai. Truputį atsinešė naujų minčių. Gerai. Aš tai puikiai pamegau, tai man dabar labai puikiai nuotaika. Aš irgi, man atrodo, visai gerai įsimiegojau. Vakar truputėlį jaučiau, kad kabina gerklę ir gali būti sunku šiandien, bet man atrodo, nusiunčiau geras mintis, nežinau, į dangų tikriausiai ir šiandien jaučiuosi žymiai geriau. Tai labai džiaugiuosi, kad visi įvardijat, kad gerai jaučiatės, tai labai faina. Ir tada aš pereisiu prie galbūt, kodėl mes čia esam, kodėl nusprendėme filmuoti podcastą ir apie ką visas šis pokalbis yra. Bet pirmiausia, tai apie pačią Europos jaunimo savaitę, nes dabar vyksta Europos jaunimo savaitė ir tai yra kas 2 metus organizuojamas Europos komisijos renginys ir jis yra skirtas skatinti įsitraukimą ir pilietiškumą visoje Europoje. Visoje Europoje vyksta daug renginių, kalbama apie aktyvų įsitraukimą demokratinėme gyvenime, nes už 2 mėnesių balsuosime Europos parlamento rinkimuose, švenčiame pasiekimus jaunimo srityje ir kalbame apie įvairiausias galimybės, kurias turi jaunas žmogus ir kurias suteikia Europos Sąjunga. Tai ne veltui ir mūsų podcast'o pavadinimas yra Ką jaunimas, nes taip, vis tiek yra apie Europos Sąjungą ir apie tai, kaip mes čia jaučiamės, būdami Europos Sąjungos piliečiais. Šūkis šios Europos jaunimo savaitės yra Voice Your Vision, įgarsink savo viziją ir tai yra apie taip pat aktyvų įsitraukimą, tai yra apie nuomonės išsakymą drąsiai. Todėl ir šio pokalbio tikslas yra nebijoti išsakyti savo nuomonę, nebijoti, kad nuomonės gali skirtis, pastebėti, kada jos sutampa ir įsivardyti, kokią prasmę tame matome, su kokiais iššūkiais susidurime ir panašiai. O taip trumpai tariant, tai gal net ištraukti į paviršių tam tikrus dalykus ir juos truputį pakrapštinėti. Tai maždaug tą mes šiandien ir bandysime padaryti, bet prieš tai dar, manau, būtų visai gerai ir susipažinti. Jūsų vardus sakiau garsiai, bet gal dar kartą, kas čia jūs esate ir taip vienu keliais sakiniais. Tai nuo kurios pusės? Tu gali pradėti. Aš esu Marija, aš dar esu moksleivė, mokusi kol kas 11 klasiai. Ir bandau pradėti dirbti su muzika po biškelį. Nice. Aš Edvinas, esu gana naujas gyventojas Vilniuje, atsikrausčiau iš Anglijos, dar tik tai 1 mėnesis čia. Ir šiaip esu labai intensyviuose darbo paieškose šiuo metu. Gerai. Okay, tai aš esu Auguste, šiaip esu iš Saulės miesto Šiaulių, bet šiuo metu dirbu ir studijuoju Vilniuje. Tai va, tai nežinau, ką daugiau apie save. Gerai, tai manau, kad mes po to galėsim iškės. plačiau pakalbėti apie tai, ką mes veikiam ir ką darom. Aš esu Ieva ir dirbu jaunimo reikalų agentūroje, komunikacijos koordinatorė. Tai va, tai dirbu. Mokslus jau baigiau ir labai džiaugiuosi, kad esu kitame etape. Tai gerai, tada gal judame prie paties podcast'o ir temos ir kaip čia viskas dabar vyks. Ne veltui sakiau, kad įgarsink savo viziją, tas visas šūkis ir ką jis apima, tai yra apie tą nuomonės išsakymą ir apie tai, kas mums patiems svarbu. Būtent pačiam jaunam žmogui. Ir mes šiandien apkalbėsim, padiskutuosim apie klikus, apie teiginius. Žodžiu, aš pasakysiu teiginį, kuris yra
plikas, be konteksto ir galbūt aš, sakykime, tai yra skambi portalo antraštė. Ir mes tiesiog iš tos informacijos, kokią turim, mes padiskutuosim ir pasižiūrėsim, kokia tai yra mūsų nuomonė. Ir taip pat kvieščiau kalbėti per savo patirtį ir nežinau, tiesiog nebijot mąstyti garsiai ir nebūtinai mes turime atrasti kažkokį tai atsakymą, bet tiesiog padiskutuoti. Okay. Skamba gerai. Gerai. Tai pirmasis teiginys ir jis yra toks, sakykime, pozityvus iš tų visų, kuriuos aš esu užsirašysi. Ir galbūt jums ir girdėtas ir aptartas draugų tarpe. Lietuvos jaunimas laimingiausias pasaulyje. Wow. Crazy. Jeigu žiūrim iš kainų pusės, tai tikrai sunkiai, nes viskas yra labai brangu. Bet jeigu nekalbam apie šitą, tai sutinku. Aš irgi sutinku, šiaip su Marija. Kainos tai čia ekonominė situacija visai keičiasi, bet aš manau, kad šiaip, ta prasme, Lietuvos jaunimas turi labai daug galimybių, kur gali save išreikšti. Yra pakankamai gera padaryta tokia palaikymo bazė, ką gali gauti jaunimas, ar tai yra būtent tos ES galimybės, ar bet kas. Tai aš manau, kad mes galim Lietuvoje nemokėti už mokslą, tai mes sutaupom šiaip žiauriai daug pinigų vien iš tos pusės, kai ten galim pastebėti socialiniuose tinkluose, kaip amerikiečiai arba kitos šalis, kur ten 100,000, ta prasme, sėdi skolose. Tai vien jau tas dalykas, kad mes galim gauti kokybišką ir nemokamą išsilavinimą, man atrodo, labai daug duoda. Iš mano pusės, tai aš save lyginu, kai buvau Anglijoje ir dabar, aišku, čia Lietuvoje esu apie mėnesį laiko, tai galbūt dėl to situacija gerai, nes tai yra naujas dalykas, bet kai dabar lyginu save, kaip aš jausdavausi Anglijoje, aš Anglijoje pamiršau pasakyti, mokslas pasibaigęs, tai iš tikrųjų jaučiasi prieš atsikraustydamas į Lietuvą, prieš grįždamas į Lietuvą, sakykime, galvojau, čia yra geras žingsnis ir bus viskas gerai, bet nežiūrėjau į viską per rožinius akinius, tikrai žinau, kad ir kainos vis tiek maisto produktų didelės ir viskas, čia nėra jau viskas rožėmis klota, bet iš tikrųjų dabar jau kiek čia laiko aš čia gyvenu Vilniuje, tai labai stiprus yra žingsnis, buvo padarytas stiprus žingsnis į gerą pusę, tiek iš emocinės, nežinau, tokios prasmės, iš tikrųjų negaliu patikėti, kaip gerai. Ir nežinau, kas tai yra, galbūt, aš gal apie save labai dabar kalbu, bet gyvenimas Londone, čia individualus dalykas, tarp kitko, bet gyvenimas Londone buvo galbūt man labai per busy ir kiekvieną kartą, kai grįždavau, aplankydavau Vilnių, nors ir, nežinau, aš kadangi esu iš mažesnio miestelio, tai mažesnėme miestelė Vilnius jau žmonėms, kurie yra iš mažesnio miestelio, Vilnius atrodydavo, lyg čia jau yra labai didelis miestas ir čia labai daug visko, šurmulio, triukšmo ir panašiai. Man tuo tarpu grįžus iš Londono ir čia leisdamas laiką Vilniuje, man tai nepasirodė, kad tai būtų problema, man kaip tik pasirodė, kad tai yra visko daug, bet ir yra laisvė ir ramybė, atrasti ramybę kažkokią, kas liečia ir gamtą, iš tikrųjų, ir, nežinau, tokia yra laisvė ir man asmeniškai tai labai pasiteisino šiuo metu tas grįžimas ir aš tikrai suprantu, dėl ko tai žmonės jaunimas gali jaustis laimingiausias pasaulyje Lietuvoje. Tai. Jo, aš šiaip labai noriu pritarti dėl visos gamtos. Jo, iš tikrųjų. Ta prasme, nesvarbu, ar tu gyveni didžiuose miestuose ar mažuose, kad, tarsi tau nereikia labai daug važiuoti ir tu gali, ta prasme, tais lietuviškais miškais vaikščioti arba pušynais. Taip. Tai man atrodo, vien iš tos pusės ir ta visa gamta ir kokia mes esame Lietuvoje bendrai užaugę. Tai man atrodo, ir tas labai daug duoda. Iš tikrųjų, tas yra, kad aš vėl einu per vos ne emigrantų tokią pusę. Anglijoje tu vis laik jautiesi, lyg esi čia svetimas ir man atrodo, tas jausmas, nežinau, niekada galbūt ir nedingsta, nepriklausomai kiek tu ten metų gyveni. Grįžtant į Lietuvą, tu vis tiek čia augai, čia gimei ir toks jaučiasi lyg tu pažįsti, nors ir kitas miestas, kiti žmonės, tu jauti, jautiesi lyg esi savas, lyg ir nesijauti toks svetimas ir prisidėsiu prie tavo nuomonės, tai kad vienas iš esminių dalykų, dėl ko
palikau Angliją ir grįžau Lietuvą, tai yra gamta iš tikrųjų, nes gali ten ir tam pačiame Vilniuje gyvendamas, ten sėsti į mašiną, valandą laiko, ar tu esi prie kažkokio tai ežeriuko, ar upės, ar kažko kito telkinio. Tai tas irgi labai yra didelis pliusas. Nu šiaip, manau, dabar vis tiek, kadangi pavasaris, tai ta sugrįžus saulė dar irgi labai daug duoda. Tai jo, jeigu būtų šitas tyrimas, mes nežinom, kada buvo darytas tas tyrimas ir pagal ką, tai aš įsivaizduoju, kad jeigu darytumėm kokį rudenį, žiemą, kitamsų, tai tikrai nebūtų taip gerai, bet tarsi, kai saulė šviečia. Bet iš tikrųjų, tai straipsnis buvo paskelbtas kada žiemą. Ne per seniausiai. Geras klausimas, jis nebuvo skelbtas labai seniai. Jo. Ir aš netgi buvau pasiskaičiusi, kad atsižvelgiama... Tam atrodo, vis tiek daug faktorių turėtų Net yra paminėta galimybė laisvai priimti sprendimus ir net ir korupcijos nebuvimas ir panašiai. Ar dar yra apie tai, kad mes galime, tai netgi ir dabar susėdę labai atvirai kalbėti ir išsakyti savo nuomonę. Tai dar yra, manau, ir tame labai daug džiaugsmo. Gal aš pati to labai nejaučiu dabar, bet... Tiesiog taip gal mąstant, kad yra tos labai daug laisvės kalbėti ir jeigu dar savo organizacijoje kildavo kažkokių tai nepasitenkinimų dabartinė padėtimi, ar ten, sakykime, atrasdavome kažkokių problemų, su kuriamis susiduria jaunimas, mes galėdavom tiesiog laisvai taip į savivaldybę eiti, kalbėti, eiti pas mokytojus, sakyti, kas mums nepatinka, organizacijoje kelti klausimus ir niekas mums per galvą netrenkdavo. Toks gal. Atsižvelgdavo jūsų nuomonę iš esmės, ar ne? Nes šiaip jo Lietuvoje, ta prasme, tu net ir tos pačius ministrus gali, ta prasme, per 2 skambučius pasiekti. Nu tai jeigu yra kažkokia problema, gali ta prasme paskambinti jo ir tą pačią savivaldybę, pas mus irgi būdavo Šiauliuose, kad jeigu yra kažkokia problema, tu iškart galėjai ta prasme kalbėti, nereikia tenais laukti, kad, nežinau, ten mėnesį, kad priimtų ir taip toliau, ta prasme yra kažkokios, nežinau, vienos skambučio problemos, tu iškart galėjai, ta prasme, kalbėtis ir bandyti kažką pakeisti. Tai iš tos pusės jo, ta prasme, visiška laisvė. Bet man atrodo, mes galbūt ir vertinam tą laisvę labiau dėl to, nes mes žinom, ta prasme, kuo gyveno mūsų tėvai, kuo gyveno mūsų seneliai ir man atrodo, kad, aišku, ne visi, negalim kalbėti už visus, bet tikrai manau, kad dauguma labiau vertina tą laisvę, nežino, kas buvo. Taip. Dabar taip mąstant, tai mes išskyrėm taip, dabar galvoju pokalbį apie galimybės, kurias turim ir jų turim daug. Gamta, pastebėjau, yra toks visiškai figuruojantis, sakyčiau, faktorius, kas mums suteikia tą laimę. Ar dar... Laisvės pojūtis. Laisvės pojūtis. Ar dar yra kažkokių dalykų, kurie, nežinau, kurios suteikia mums pati Lietuva, ar tas gyvenimas Lietuvoje, ir tada tu maždaug pagalvoji, aš laiminga ir laimingas, nes man čia yra suteikiama kažkas. Aš jau minėjau, bet tai, kad nesvarbu, ar tu studijuoji dar vidurinį mokyklai, ar jau aukštai mokyklai, kad nereikia už tai mokėti. Tai vien iš finansinės pusės. Nes aš nežinau, kaip jūs užsienį, jeigu studijavot, tu man atrodo minėjai, kad studijavai. 27 000. Skol. Skoloj? Nu tai aš baigsiu mokslus ir bus 0. Tai... Šiek tiek daugiau net. Nuostabi galimybė. Iš tikrųjų, aš irgi pagalvoju, kad yra galimybė studijuoti Lietuvoje nemokamai. Aš irgi studijavusi esu užsienį, turiu didelę paskolą. Bet tas supratimas, kad galiu Lietuvoje dabar, tarkim, nuspręsiu studijuoti ir toliau mokytis ir turiu tą galimybę nemokamai, yra visai kitoks nežinau. Vienas dalykas, tai labai vertinu tą galimybę ir atrodo, kad noriu tuo pasinaudoti ir kažkaip atrodo ir į mano poreikius yra atsižvelgiama, nes neįsivaizduoju, kaip mes tiesiog galėtume, bent jau aš negalėčiau atrasti tiesiog pinigų mokslai, taip. Ir aš manau šiaip, ta prasme, kad vieniem reikia mažiau metų supras, ko jie nori veikti gyvenime, reikia pabandyti. Kiti labai greitai supranta, ką nori. Tai aš manau, tas dalykas, kad nesvarbu, kiek tų metų, gal čia aš, gal klystu, gal statymas kitoks yra, bet kad tu vis tiek gali, ta prasme, studijuoti nemokamai, tai čia yra šiaip žiauriai geras dalykas.
Šiaip norėčiau dar paklausti, nes Marija, tu esi 11 klasėje, tai man irgi mes kalbam apie tas galimybės, kurias suteikė ir ES galimybės buvo paminėtos ir yra dalykų, bet kokia dabar yra situacija, pavyzdžiui, mokykloje, arba kaip tas galimybės galima susirasti, arba ar apie tai apskritai yra kalbama ir siūloma, gal nebūtinai iš mokytojų pusės, ar tu pati ieškai, ką būtų galima veikti čia Lietuvoje, pavyzdžiui, šalia to ėjimo į mokyklą ir tų kitų, nežinau, tiesiog. Bent jau dažniausiai, kiek žiūriu į savo aplinkinius, tai mokyklose nėra labai daug apie tai kalbama. Jeigu tu ieškai informacijos, ieškai pats. Pavyzdžiui, aš taip atradau jaunimo savanorišką tarnybą, tiesiog pati. Ir mokykla nieko apie tai nebuvo užsiminusi. Tai galbūt yra tame šiaip trūkumas, kad yra tų galimybių, bet apie jas nėra šviečiama ir to labai trūksta. Nes jeigu visi žmonės žinotų, kad yra tik daug dalykų, aš manau, kad tikrai dar daugiau žmonių įsitrauktų ir galbūt net bandytų daugiau dalykų studijuoti arba savanoriauti. Tai pavyzdžiui, tokie dalykai kaip, sakykime, galbūt dar truputėlį paminėsim, bet yra ir tarptautinės savanorystės galimybės, vis ir pilnai finansuojama, yra jaunimo mainai, yra Discovery iniciatyva 18-mečiams ir galimybė laimėti tiesiog kelialapį 30 dienų po Europą, tai visi šie dalykai yra tiesiog, kad pats ieškai informacijos ir arba jį tave, jeigu susiranda, tai valio. Tada aš žinau, kaip yra, bet reikia ieškoti pačiai. Nebent Erasmusas, žinai, nes Erasmusas yra tas populiariausias variantas, kur visi yra girdėta žodį. Bet irgi, jeigu tu nori tiksliau išsiaiškinti, kaip ten viskas vyksta, vis tiek tu sėdi pats prie kompiuterio ir pats turi ieškoti. Bet tu pati esi organizacijoje šiuo metu? Jaunimo savanorišką tarnybą aš baigiau, kai buvau 9 klasėje. Tai čia beveik prieš 2 metus. Bet į mainus dar nesuvažiavus, aš manau, per studijų metus važiuoti kažkur, nes kol kas, kadangi yra egzaminai kiekvienais metais, tiek 10, tiek 11, tiek 12 klasiai, nelabai yra galimybės išvažiuoti kažkur. Nes tada lieka kartoti metus, kas vėlgi yra toks... Nesinori išeiti iš mokyklos 20. Aha. Bet aš esu nugirdusi, kad tu esi ir skautė. Tai čia irgi yra, ar tai yra kažkas, ką tu pati susiradai, ar irgi per draugus galbūt, ar tai yra iš tavo pačios iniciatyvos ir noro ieškoti galimybių? Mano mama buvo skautė Marijampoliai. Tai taip ir gavosi, kad man buvo 11 metų berods tuo metu. Ir aš ieškojau kažkokios naujos veiklos ir sako, nuvaryk į skautus. Aš ten nuėjau pirmus kelius susitikimus, suradau ten draugę, su kuria pasirodo ten muzikos mokykloje mokėmės, nuvažiavau į stovyklą ir taip gavos, kad pasirodo Lietuvos skautė irgi labai daug galimybių suteikia, nes tu gali dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, kaip aš buvau šiemet, praeitais metais, 23 jau, bet tu gali taip pat dalyvauti taryboje ir, pavyzdžiui, dirbti užsienio reikaluose, kas reiškia, kad tu gali po visas šalis vos nekeliauti ir diskutuoti su skautais. Tai čia irgi yra tokia gan didelė galimybė, bet jinai reikalauja labai daug laiko, vis tiek tu turi įsitraukti į pačią organizaciją ir turi aktyviai dalyvauti. Nes, pavyzdžiui, Erasmuse, tai tu užpildai dokumentus, išvažiuoji, grįžti, viskas pamiršai. O skautai yra labiau toks įsipareigojimo reikalaujantis dalykas, kas ne visiems yra priimtina ir tai yra normalu. Okay. Ačiū. Ir šiaip dar gal norėčiau tada irgi, kadangi pradėjom tokią kaip ir temą apie tą įsitraukimą organizacinėje veikloje, tai irgi galbūt norėtųsi ir jūsų, tavęs Edina ir Augustė paklausti ir gal sugrįžti ir į mokyklos laikus šiek tiek ir dabar ir pakalbėti apie tą irgi galimybių ieškojimą būtent kai mokėtės. Ar irgi lygiai taip pat antrintumėt Marijai, ieškot, pasiėmat, žodžiu, įsitraukėte laptopą, pasižiūrit, kokios yra galimybės, ar bandot kalbėtis, ieškoti informacijos, kaip yra, kokia situacija matot tame? Jo, čia nemažai metų atgal reikia grįžti jau. Nes iš karto tada gal ir teiginį sakyčiau, kurį esu irgi ištraukusi iš konteksto, bet kad mažėja įsitraukimas organizacinėje veikloje ir bendruomeniškumas, bet yra noras ieškoti darbo, kilti karjeros laiptais ir panašiai. Bet aš palieku tą teiginį, kad mažėja įsitraukimas organizacinėje veikloje ir norisi išgirsti irgi jūsų nuomonę apie tai. Mano situacija tai buvo taip, kad
dabar tiksliai nepamenu, 16-17 metų buvo. Ir kadangi esu iš tokio mažesnio miestelio, tai kartais tu gali gyventi tokiame burbule ir atrodo viskas yra gerai, čia taip ir turi būti gyvenimas ir viskas cool. Ir man pasirodė, kad aš tiesiog, nežinau, vieną rytą toks klikino, kad kažką reikia daugiau, kažko reikia naujo išbandyti. Ir pasisekė tai, kad atradau per jaunųjų lyderių asociaciją. Tai čia yra apvalusis stalas. Apvalusis stalas, ar ne? Taip, apvalusis stalas. Pataisyk mane. Jaunųjų lyderių klubas. Jo, kad jie organizuoja mainus. Ir aš iš tikrųjų kažkaip galvoju, reikia pabandyti. Nežinau, ko tikėtis, kaip tai atrodo. Iš pradžių galvojau toks, o gal ne, gal aš netiksiu, dar kažką. Tokių buvo tiesiog dvejonių. Tai aš iškart užbėgdamas įvykiams už akių, tai paskatinčiau, kad jeigu ir dvejoju, vis tiek daryk. Viskas bus gerai. Bet jo, įsitraukiu, tai užpildžiau anketą ir pavyko išvažiuoti į mainus Austriją, kurie vyko Austrijoje, Vienos mieste. Labai intensyvūs tokie mainai, susijęs su šokiais, tradiciniais šokiais. Miegodavom po keletą valandų, nes labai daug repetuodami ir panašiai. Bet visa patirtis, tai buvo, ir aš iki dabar ją atsimenu, ir dabar grįžtu į tuos laikus, kartais tikrai su džiaugsmu, nes su tiek daug žmonių įvairiausių susipažinau. Visų pirma, tu praplėti savo tokį, kaip sakau, aš minėjau tą burbulą tokį, tu jį biškį susprogdini ir praplėti, jį didesnį padarai. Ir iš tikrųjų susipažinau su labai daug žmonių ir dabar bendrauju su jais, tikrai labai gerų draugų atsirado ir grįžau, po mainų jau grįžau. Tiesiog kosmosas buvo, ten savaitę ir kiek ten tų dienų ir negalėjau patikėti, kaip gali būti kitaip, kaip žmonės gali kitaip gyventi. Supratau, kad viskas, ką aš gyvenau prieš tai, yra tiesiog labai mažas toksai ratas ir aš jį galiu išplėsti. Tai tada, kas sekė, tai vėlgi kiti mainai į Portugaliją, tada Porto mieste vyko, ten buvo tokie labiau susijęs su sportinė veikla. Tiesiog mūsų toks laisvalakis būdavo vis kažkokia tai nauja sporto šaka išbandyti, ar tai futbolas, ar tai tas pats surfinimas, ar tai ten tinklinis, ar kažkas, ir daug visko. Buvo toks laisvesnė tokia programa, bet labai, tu esi jaunas, tu tikriausiai, nežinau, jeigu neturi pinigų ir tu turi galimybę išvažiuoti į kitus miestus, susipažinti su kitomis kultūromis. Mes net Portugalijoje tai turėjome tokį vakarą, kai mus išskirstė į grupės ir tiesiog nežinau, kaip tai suorganizuota, bet vietinės šeimos apsiėmė mums padaryti vakarienę ir praleisti vakarus su jais. Tai jie, aš kaip atsimenu, tikrai įsileido mus į savo namus, didelis stalas, pilnas įvairiausių ten patiekalų ir tu tiesiog esi ten ir tu su nepažįstamais žmonėmis bendrauji, bandai susipažinti ir iš tikrųjų buvo labai man toks esminis gyvenime šokas. Iš gerosios pusės toks, kaip gali būti kitaip ir toks iš tikrųjų privertė net pergalvoti savo gyvenimą. Ir aš manau, tas ir lėmė, kad supratau, jog noriu studijuoti užsienyje kurį laiką, kad tiesiog tos tokios, nežinau, pamatyti, kaip žmonės gali kitaip gyventi, iš tikrųjų. Tai aš labai sveikinu tą experience, labai palaikau žmonės, kurie tai daro ir skatinu ir varykit. Žiūrėk, gerai. Jo, aš tai irgi nuo mokyklos pradėjau visų organizacijų, nuo visų mokinių tarybų, mokyklų tarybų. Tada, aišku, kai perėjau į gimnaziją, tai irgi buvo tas pats. Tada perėjau tokį labiau savivaldybės lygmenį, tai irgi visokių dalykų buvo, bet tada padariau tokį šuolį ir tada buvau tokiam savanorių tinkle, kur mes dirbam su Europos jaunimo dialogu. Tai irgi, ta prasme, kaip galima pritaikyti būtent Lietuvos jaunimo patirtį, ją perduoti visom didžiosiam galvom, kurios daro sprendimų priėmimus ir taip toliau. Tai irgi buvo visai įdomus experiences, labai džiaugiuosi, kad irgi ten buvau, tai irgi man teko aplankyti Strasbūrą tuo metu, kur irgi tikrai nemaniau, kad tai pavyks aplankyti.
Tai va, o dabar tai esu irgi kitoje organizacijoje, tai dabar jau su studentais dirbu. Aš lygmės, jaučiu tais su seniorais dirbsiu. Šiaip žiauriai norėčiau, jaučiu taip, būtų įdomu, nes jie tiek daug patirties turi gyvenimiškos, maniau, šiandien reikėtų metų štai pradėti rašyti. Šiaip reikalingas dalykas būtų, nes jaunimui yra labai daug galimybių, o senesniems žmonėms yra gerai, senjoro avilys kažkoks prie mano namų, viskas. Daugiau nieko. Lietuvoje senatvė toks, tu sėdi namie ir pensiją džiaugiasi viskas. Žiūri pro langą ir skaičiuoja katinus. Aš gal net ir taip įsiterpiant, nežinau, yra vienas solidarumo projektas, tai čia būtent Europos solidarumo korpuso. Tai jaunimėlis nusprendė tiesiog įkurti erdvę senjorams ir mokytis skaitmeninio raštingumo. Tai jie susitinka, senjorai ir jauni žmonės, ir jie kartu ten prie tų kompiuterių. Ir žodžiu, ten pasižiūri, kaip lengviau apmokėti sąskaitas, arba net kaip montuoti, filmuoti, išsitraukia senas kameras, ten žodžiu sėdi. Ir sako, mes taip, jau su pyragaičiais ateina tie senjorai, yra toks visiškas bondas labai didelis. Man tai atrodo tas kartų susikirtimas, kažkoks tai toks, nežinau, buvimas kartu ir atradimas kažkokios, tai nežinau, prasmės tame, žiauriai fain. Tai toks savo, kad tu galiausiai gal bus taip, kad ir iki seniorų, tai... Greičiau, tai... Bus seniorų lyderė. Balsuokit už mane. Bet šiaip jo, apie tas organizacijas, tai iš tikrųjų, ir kiek dabar esu, sakykime, savo komandai su žmonėmis, tai pusė jų yra, kokia pusė gal, trečdalis geriausiu atveju yra tie, kurie turi kažkokios patirties organizacijose ir kiti yra tiesiog, kurie bando save irgi pažinti. Nes man atrodo, kad dauguma dabar žmonių yra tapę labiau tokiais individualistais, kad jie patys viską padarys. Ir kartais, kai ateini į tą organizaciją ir kaip aš atėjau savo tas pirmas, aš tai galvoju, tai čia, kad po pamokų namuose nesėdėt, kaip tas senjoras. Arba socialinių valandų, žinai, gauti tik daug. Jo, tai bet iš tikrųjų, man yra labai svarbu, kad tą, ką aš darau, kad aš jaučiu savo kažkokią reikšmę ir kad man, atrodo, kad aš kažką darau geriau. Tai vien iš tos pusės, kad iš tikrųjų yra labai svarbi bendruomenė atėjus ir nežinau, kiek žmonių susitikus, kurie dabar yra mano vieni geriausių literaliai draugų, kurie ir būtent atėjo iš organizacijų. Tai vien iš tos pusės man dar galbūt toks išskirtinis atvejis, kad visa ta mano patirtis, kurią aš buvau sukaupusi organizacijose per tą visą savanorystę, man tai padėjo susirasti darbą. Tai irgi, čia yra labai didelis dalykas ir kai kalbėjau aš darbą tam pokalbį ir sakau, aš darbo patirties neturiu, aš turiu savanorystės. Ir tokia, kaip kietai ir aš taip... Ir atkreipia dėmesį į tą patį. Man atrodo, svarbu tą įgarsinti yra. Kad... Tai man atrodo, tas toks dalykas buvo, o šiaip tursime tie visi mainai, aš irgi esu dalyvavus mokymas, kai buvo Lietuvoje. Tai irgi, kai užsieniečiai eina ir tu pasakai, skuti, čia tas, čia Trakų pilis mūsų, čia Vilniaus senamiestis. Tai irgi visiškai taip pamatęs, irgi dar buvo toks irgi kultūrinis šokas, dar mokyklai, kai buvau, mes išvažiavom irgi į mainus į Šiaurės Makedoniją. Tai, man atrodo, visi dažniausiai vis tiek važiuoja, kad kokią Graikiją, tokias populiariausias šalis, bet Balkanai, man atrodo, yra truputį pamirštinimas, kaip nuvažiavom ir tu būtent kalbėjai su jais. Ir iš tikrųjų atrodo, yra taip toli ir atrodo, kai jie plius minus istoriškai išgyveno tą patį, bet pas jūs yra visiškai kitokia kultūra. Ir tai iš tikrųjų, taip, kai pasėdi, tai palaužo smegenis. Kaip vis tiek keičiasi tas mąstymas kitose šalyse, tai iš tikrųjų ta visa patirtis, tai man truputį liūdna, kad mažėja įstrukimas, bet dabar, kai yra tiek daug individualistų, tai truputį nekeista, bet ir keista. Taip, nes ir yra apie tą pokytį, kad toj bendruomeniai susirenkant bendraminčių kažkokią tai komandą, tai ir vyksta tie, man atrodo, ir pokyčiai kažkokie ir tada idėjas yra lengviau įgyvendinti. Bet aš tikiu, kad yra tas individualizmas labai stiprus ir toks galbūt
Bet ir Edvino sakyti dalykai apie užsidarimą burbulę ir galbūt Jo, tas irgi labai aš mokausi, einu į mokyklą, aš ten, žodžiu, atsiskaitimams ruošiuosi, ką čia daro. Ir tada kažkokia bamat galimybė, kad yra jaunimo mainai, kur, žodžiu, jau nuo 13 metų tu gali išvaryti į kitą šalį nemokamai. Tada tu ten irgi pasižiūri, kokių čia dar galimybių jau galų gale, kai tau 18 sueina. Tai kiek gali nemokamai daryti tiesiog dalykų, be pinigų. Reikia žinot, man atrodo. Reikia žinot. Jo. Nes man atrodo, net ir kai mokyklai šiaip kaip būna, nesvarbu, kurio klasė yra šiaip labai daug galimybių. Bet man atrodo, kad dauguma labai bijo išeiti vat irgi ir iš to burbulo savo draugų kartais. Arba šiaip, kad, blemba, man čia kontroliniam ruoštis, aš neturiu kada, bet man atrodo, kad kuo tu daugiau darai, tu tuo daugiau spėji. Iš tikrųjų, tas yra auksinė taisyklė. Tai va, tai man atrodo, iš tos pusės nebijot. Ir šiaip tada, kai jeigu, vat, kaip Edvinas, kas sakė, kad iš to burbulo išėjo, tai manau, jeigu tu randi tą vieną žmogų, bent vieną žmogų, kuris kažkiek žino, tai čia kaip liga pareina, nes tada visi užsikrečia, visi nori tos mainus varyti, aš nežinau, ar pas tai buvo toks atvejis. Grandinė reakcija. Jo, toks sniego gniūžtės. Labai daug susidomėjusių žmonių. Ir aš dar pastebėjimą tokį pasakysiu, vat, ką tu ir minėjai, kad tu darbinaisi dėl savo visų savanorystės ar ne programų, gavai darbą ir kai darbinaisi, tu tokia sakai, kad kaip ir profesionalios patirties tu neturi, profesinės patirties neturi, bet turi savanorystės. Lyg ir tu toks susidarė įspūdis, lyg biškai nuvertinai va tą patirtį, ar ne? Ir kartais, aš nemaniau, kad iš tikrųjų tiek daug duos. Nu, aš žinojau, kad man duos, bet aš nežinau, kad tiek daug. Iš tikrųjų, kartais labai sunku įvertinti vat, tokias patirtis ir surašyti viską ant balto. Ta prasme, tai toks yra labai, nežinau, gal čia filosofinis dalykas, tai tiesiog augina kaip žmogų ir kai, vat, nežinau, po keletos metų tu reflektuoji ir grįžti laiku atgal, tu supranti, dėl šito dalyko va taip pasikeičiu, arba dėl šito dalyko, va kas atsitiko, aš dabar galiu daryti šitą ir šitą. Nors tuo metu atrodo tai labai įprastas, paprastas dalykas, gerai, pabuvau, kažką padariau, bet... kažkur padalyvavau, bet iš tikrųjų kartais labai sunku, nežinau, va taip užrašyti viską ant popieriaus gražiai, tvarkingai. O nors iš tikrųjų tai va ir tie kažkokie skillsai ugdosi, žinai, ir socializuojasi vis tiek su žmonėmis. Aš manau, panašiai. Tai visa tai tik yra į naudą ir tiesiog kartais galbūt sunku pastebėti tai iš tikrųjų. Nes irgi, pavyzdžiui, mano yra daug labai aplinkoje žmonių, kurie yra skautai. Tai aš irgi ten matau, kiek patys skautai veikia, pati kaip organizacija ir kiek vien ten galima, ta prasme, įgūdžių įgyti. Ir aš kartais sėdžiu, kodėl manęs mamai skautais neužrašė. Nuo to, kaip medį kirsti, iki to, kaip realiai reikia dirbti su dideliam grupėm žmonių. Vat, čia yra labai toks, kur tu tai eini kaip ir į vieną veiklą, bet ten toks platus spektras dalykų, kur pačių paprasčiausių gyvenimo įgūdžių iki realiai tokių, kur kaip organizuoti stovyklą 100 žmonių. Kaip pagaminti valgyti 100 žmonių, kaip sukurti programą, ten 105 žmonių, tokie geri labai įgūdžiai ir aprašyti, neužtenka to žodžio, aš esu skautas. Čia yra per daug platus dalykas, kad taip paprastai aprašyti. Ir aš tikiu, kad iš to, kaip tu sakei, kad kaip čia buvo, kad mamos paklausai, ką čia tau daryti, tu tada nusprendai, aš būsiu skautė, pažiūrėsim, kas čia bus. Ir tada, man atrodo, irgi yra tas sniego gniūžtės efektas, kad atsiranda bendramindžių, tada tu maždaug atrodo nepasisotini ir ieškai, ką čia dar galiu padaryti. Gal man dar kažkur išvaryti, gal dar pasavanoriauti. Tu dabar dar irgi sakei, į mainus irgi dar norėčiau nuvaryti ir kažką susirasti, kažką gal galimybę. Tai toksai, sakau, sniego gniūžtės efektas, atrodo, kartais reikia to vieno kažkokio žingsnio, kaip ir jaunimo mainais. Man buvo irgi su organizacija. Prisijungiau į tą organizaciją, apvalą į stalą ir tada kažkoks atrodo, kažkas susikratė, nes irgi lygiai taip pat aš norėjau po mokyklos tiesiog, pavyzdžiui, studijuoti ir man užteko vieno žmogaus, kuris sako, yra tarptautinė savanorystės galimybė po mokyklos, aš galvoju nestoti niekur ir tada, blemba, įdomu, visai, norėčiau susižinoti daugiau ir tada sakau, kažkaip viskas taip ir įsibėgė. Tai aš gal tada iš karto pereisiu į tokį kitą teiginį ir labai tinka būtent čia nutraukti tą diskusiją ir ją toliau vystyti, padedant kitam teiginiui ar kaip čia išsireikšti. Tai jis skamba taip. Gap yearas atima norą studijuoti.
Nemėgau Piero. Neturiu nuomonės, dar Dar toli. Dar toli. O kaip jūs manot? Nes mes turime, mes turime moksleivę, Ja. kryžkeliai, sakykim, arba kur, žodžiu, gali nuspręsti padaryti vienaip ar kitaip. Žinau, kad turime, jau ir aš prasitariau, ir aš žinau, kad Edvinas Gepjerą turėjęs, ir Augustė, kurie po mokyklos negepjerino. Ne. Tai tokį padiskutuojam, kaip čia yra. Tai tu savo, gal tu padėk, mes... Mano patirtį. Tu Nu, tai patyręs. tu, jo, jau turi pilotažą. Gerai, yra toks teiginys, taip sutinku. Jo, aš kadangi pats ėmiau Gepjerą, tai buvo tokių iš artimų nuomonės, kad gal nereikia, ką tu čia veiksi, po to nebestudijuosi, aptingsi, pamirši dalykus iš mokyklos, bet nežinau, kas tai buvo, ar ten tiesiog jaunatviškas maksimalizmas, ar kas tiesiog, ne, aš vis tiek pasimsiu. Pasisekė, tai va, pasiėmiau Gepjerą, išvažiavau į Tailandą, tam pragyvenau 3 mėnesius, tada grįžau ir išvažiavau į Angliją, nes žinau, kad būdamas Tailandė nusprendžiau gerai, aš vis dėlto studijuosiu. Ir vat grįžtam prie to, kad kaip teiginys, kad jeigu jėmi Gepjerą nebestudijuosi, Atima noras studijuoti. Atimas noras studijuoti. Aš visiškai nesutinku su šituo dalyku. Aš manau, studijavimas ar bet koks, tai gali būti ir neformalus mokymaisi, ar ne, jie, manau, yra visą gyvenimą. Tuo prasme, tai nėra, kad tu pasibaigi mokyklą, pasibaigi universitetą ir aš viskas, I'm done. Dabar kitas etapas, tu prasme, tu susirasi galbūt darbą, kažką darysi, tu vis tiek mokysi, tu vis tiek bet norėsi gauti daugiau žinių, ta prasme, tai nėra tiesiog tarpinė stotelė, tai yra visa kelionė, viso gyvenimo kelionė. Man labiau buvo, kai aš save atsimenu tuo metu, tai aš tiesiog norėjau išsiaiškinti, ką aš noriu studijuoti. Aš nežinau, ką aš noriu studijuoti, man pasitaikė proga išvažiuoti į Tailandą ir man apmokės viską. Ir aš sakau, reikia keliauti. Vėlgi grįžtu prie tų Erasmus ir panašiai, kad visą tai nulėmė, kad aš, pasimsiu Gepjerą, noriu pakeliauti, nes noriu dar labiau praplėsti savo akiratį. Ir reikia tiesiog savo atsakyti, aš nesutinku visų pirma su teiginiu. Jeigu tu tikrai nori ir atrandi, kas tave veža ir ką tu nori mokytis, tai nesvarbu, po kiek tu metų tai darysi. Aš turiu artimų rate, draugų rate, kurie ir dar daugiau metų nesimokė, ta prasme, po mokyklos ir 2 metus nesimokė. Ir pasibaigė studijas, ir pasibaigė magistrą. Ir sėkmingai dabar gyvena ir dirba. Tai iš tikrųjų labai nesutinku su teiginiu. Aišku, manau, čia toks teiginys, kur gal senesnė karta taip žiūri ne taip pozityviai. Aš tai manau, kad jeigu tu tikrai atsakai Taigi pasibaigta bakalauro, po to jau ramiai. Jo, toks, bet ką pasibaigti, geriau pasimti tos metus ar kiek. Aišku, jeigu tu pasiemi metus ir išvažiuoji ir pradirbi fabrike, na tai gal tau to reikėjo tuo metu, galbūt tai viskas tuo gerai, galbūt pinigų reikėjo, nežinau. Čia individualus dalykas iš tikrųjų yra. Bet vėlgi, kad tu pasimsi Gepjerą, nereiškia, kad tu išsiaiškins, ką tu nori daryti. Kartais, man atrodo, reikia 2, 3, kai kurie... Vos ne kartais įmi Gepjerą, tai reikia vos ne plano, gerai, ką tu veiksi per tą Gepjerą. Jeigu tu tiesiog sėdėsi namuose, tai galbūt ir nėra labai nauda, galbūt tada jau geriau ir studijuoti iš tikrųjų. Nes aš nemanau, kad taip tiesiog mintis ateis, šitą noriu daryti, tiesiog darant tą patį, ką tu darai prieš tai vis tiek. Jo, tokia, atrodo, kai kurie žmonės laukia tokio nušvitimo. Jo, to nebus, jeigu tu taip pat visą gyvenimą gyvensi. Tau reikia kažką daryti kitokio, kad atsirastų naujos idėjos ir panašiai. Tai vėlgi, čia yra labai individualus dalykas, bet tikrai, jeigu įsiaiškini, ką tu nori studijuoti, tai nesvarbu, po kiek tu metų tu vis tiek studijuosi. Ir net ir po universiteto, tu vis tiek, ar tai kažkokie kursai bus, ar kažkokie apmokymai, vis tiek tu mokysis. Jo. Tai tas laikas, nemanau, kad kažką reiškia iš tikrųjų. Na, aš galiu gal prisidėti, sutikti. Sutikti. Na, aš negepjerinau. Bet man atrodo, vien dėl to, kad aš žinau, ką aš noriu veikti gyvenime. Tai man atrodo, čia yra irgi toks dalykas, bet irgi mano aplinkoje yra žmonių, kurie dabar gepina. Tai jie išvarė trumpam padirbti, tiesiog tam, kad galėtų užsidirbti, tam, kad galėtų pakeliauti. Vis tiek tu pažinsi kitas kultūras, gal, būtent keliaujant iš
pastebėsi kažką, kur, galbūt mane tas tipo, tikrai labai domina. Bet man atrodo, kad tikrai yra irgi, žinau, draugų, kurie pasiėmė GPR, bet tik tam, kad išbandytų visas ES siūlomas galimybės, kurie solidarumo korpuse dalyvavo, Erasmus mainuose dalyvavo, Discovery jau pagaliau išvažiavo. Bet man atrodo, tas ir buvo labai gerai, nes jie išbandė labai daug dalykų. Taip. Ta prasme, nuo solidarumo korpuso, kur ten savanoriauja ir dirba ir taip toliau, nuo mainų, kur irgi susipažįsti su kitais žmonėm, gali pasimokyti iš tų kitų žmonių patirčių. Ir man atrodo, tada tu irgi pastebi, tas pats tu vis tiek pagrindė, jeigu tu varai į Erasmus mainus arba solidarumo korpusą, tai ten vis tiek yra kažkokia tema. Tai tu irgi gali pagal tai atpažinti, kad, galbūt, sakykime, buvau, nežinau, mokymuose migracijos tema, gerai, gal man, sakykime, migracijos socialinė politika nėra taip pat. Tada gali varyti, nežinau, turizmą. Bet jau tu išsiaiškini, kad, šitas man netinka. Jo, ir toksai gaunas, kad tu tiesiog atsirūšiuoji, galbūt tas, tai man atrodo, kad vis tiek ateis kažkada tas momentas, kartais, kai buvau, nesakykime, 12 klasė, irgi buvo momentas, kai buvo labai pasimetus, nes aš atrodo, kad, aš galiu ir tą studijuoti, ir galiu tą studijuoti, ir galiu tą studijuoti, bet ko aš iš tikrųjų noriu. Tai tu, kai eini pro visų aukštųjų mokyklų, ta prasme, studijų programas, ir tu kiekvieną skaitai, tai gal tos 12 klasės tų pasirinkimo tikrai neužtenka. Tai galbūt kartais tie metai arba keli, yra naudinga paskaityti ir įsigilinti. Okay. Marija, įdomu tavo nuomonė labai. Nežinau, ar imsiu GPR, nes aš tai įsivaizduoju, ką veikti gyvenime, bet gal pasikeis. Nes aš šiaip norėčiau ir su tuo pačiu workaway kažkur nuvažiuoti. Nes man atrodo, kad jau jeigu pasibaigsiu bakalaurą ir ypač jeigu aš planuoju įmonę kurti ir labelą leisti, tai reiškia, liksiu Lietuvoje ir tada jau, kai įsivažiuoju ir su mokslais, ir su darbais, tai tada išvažiuodžiami sunkiau. Negu iš karto po 12, kada tu dar toks jaunas, laisvas, labai labai žmogus. O kaip vyko tavo apsisprendimas tada? Nes, aš vis tiek, kaip suprantu, tu žinai, kad tikrai žinojai, kad yra tau visokių galimybių ir tu galėtum nestudijuoti metus, galėtum kažkur išvažiuoti, tai ir workaway paminėjai, bet yra ir visas Europos korpusas. Taip, pilna galimybių, bet dabar kažkaip, kaip taip susidėliojo ir ar turėjai kažkokių tai, nežinau, galbūt minčių, kada svarstėjai, yra geriau padaryti taip ar kitaip ir tas visas požiūris į tą GPR, pavyzdžiui, irgi, ar su kokiamis tu mintimis susiduri. Ar visgi net ir žinodama, ką tu nori daryti po mokyklos, koks yra tavo tas požiūris į tą GPR-inimą ir skipinimą metų, gal net kelių ir studijavimą vėliau, žodžiu, iš tos perspektyvos. Aš tai palaikau absoliučiai, aš manau, kad geriau tu pasidėk, kad ir 3 metus ir išsiaiškink, koks tu žmogus ir ko tu nori gyvenime, negu varyk ir ten įstokit ten kokią fiziką, nes mama sakė, kad gerai fizika sekasi ir būk inžinierius. Ir tada ir labai daug kas meta. Jo, arba, galbūt ne kiek yra žmonės, kurie kai meta, bet yra žmonės, kurie irgi taip pat labai bijo, ką pasakys tėvai, čia tėvai išrinko ir dabar mesinos mažiau ir nepatinka ir jie tada per dantis sėdi ir mokos. Kenčia dėl kitų, ne dėl savęs. Tai jo, aš manau, irgi, bet aš manau, kad irgi tas GPR-as ir visi tie dalykai yra labai stereotipiška pas mus bendrai visuomeniai. Kad tokie dabar, jeigu tu GPR-insi, tai žinok, ta prasme, tu gyvenime nieko nepasieksi, nes tu atsilieki metais. Taip. Arba kiti bijo, bet pavyzdžiui, kiti bijo varyti GPR-int, kad blemba, tai šie žaidai po įstos po metų, tai mano klasiokai buvę, ta prasme bus, tai vien iš tos pusės, tai reikia nebijoti iš tų stereotipų išsilaužti. Iš tikrųjų, tai mano viena kursiokė, kai aš klausiau po jau studijus, tai kalbėjomės, ką veiksim ir panašiai, tai jis sakė, po studijų aš imsiu GPR po universiteto. Taip. Ir jis sakė, noriu pakeliauti, tiesiog neskubėti pradėti to saugusio gyvenimo, nes iš tikrųjų, kai jau įsivažiuoja, tai jau tada jau įsivažiuoja. Jo, tada jau sunku. Iš tikrųjų, bet net ir mano atveju, aš dabar turiu bakalauro pasibaigęs, man tikrai, dabar aš vis varstu apie magistrą, pagalvoju, tikrai netmetu iš tos galimybės ir tai prasme, dabar aišku ne, bet jeigu įsidarbinus reikėtų daugiau kvalifikacijų ir daugiau žinių, tai tikrai, why not? Nes jeigu praeitų labai nemažai laiko iš tikrųjų, tai aišku, čia nesiskaito gal kaip gap yearas, bet vis tiek, toks principas. Na, bet man atrodo, kad kai kurie sako, ta prasme, ypač tie, kurie yra tokie labai akademiniam keliai,
Tai jo dažniausiai visi irgi yra tas įsitikinimas, kad o jeigu tu nori studijuoti magistrą iš karto bakalauro, kad nepamirštum kaip universitete. Pamirši, kaip tas pats, kaip tas pats, jeigu stoji, ta prasme, į universitetą ar kolegiją po mokyklos, tai jeigu padarysi gepierą, pamiršk, ką mokyklai mokysi ir taip toliau. Tai man atrodo, kad, reikia kartais ir duoti savo pailsėti nuo to mokslo, vis tiek. Mes sistemai būnam labai ilgai. Tai ta prasme, ar tu po mokyklos pailsi metus ar kelis, jeigu tu po bakalauro pailsi kelis metus, tai man atrodo, kodėl ne? Taip. Nes man toks irgi kartais ir suvokimas apie tą bijojimą nesuspėti į kažkokį tai traukinį ir tada galvoju, bet tai tu pats vairuoji tą traukinį. Iš tikrųjų, čia tai geras pastebėjimas. Kaip tu praleisi traukinį, kai tu jį vairuoji? Taip. Kur nori nevairuok, realiai. Jo, man dabar 24, aš pagepjerinau, pastudijavau, vėl pagepjerinau ir dabar dirbu, turiu full-time job. Ir galvoju, ir labai gerai, ir gerai tam galvoju, ir atrodo, kad turiu belekiek laiko. Ir dar tokių visokių, dar vis tiek minčių yra galvoje, kad ir tą daryti, ir panašiai. Bet iš tikrųjų, tai yra išnaudota laiko. Daryti, gepjerą pasimti reikia, nemažai stiprybės savie, nes kartais tai gali būti labai sunkus psichologinis dalykas, kada tu matai ar savo būsius klasiokus ir panašiai, kur atrodo, vėlgi tu įsivaizduoji tą kažkokį traukinį ir jie jau, žinai, toliau negu aš esu, bet o kokios čia lenktynės, su kuo tu čia lenktyniauji, bet kartais iš tikrųjų net pasąmoningai taip save įsidedi į tas kažkokias lenktynės ir lenktyniauji su įsivaizduojamais kažkokiais priešininkais. Jo, to bet man atrodo tiesiog, daryti, iš tikrųjų. Iš to dalyko, kad... Okay. Ir tiesiog nelygint savęs su kitais, ta prasme, jo, vienas gal ten turi, ta prasme, 15, nežinau, bakalaurų. Gali būti. Ta prasme, jo, ta prasme, tai jeigu tu gali turėti, ta prasme, 15 bakalaurų, bet tu vis tiek, ta prasme, neras darbo. Irgi gali būti. Ta prasme, tu gali neturėti bakalaurų ir turėti, žiauriai gerą darbą, ta prasme, apmokamą. Tai čia irgi. Vienas esam savose. Be bakalaurinio darbo nebus. Ir ne, tikrai nedirbsiu tu vien tik kokioj krautuviai dėl to, kad bakalaurinio neturi. O taip dabar, Marija, galvoji, sakyti, dabar tu studijuosi ir kaip manai, ar galėtum toliau, ta prasme, koks tavo požiūris į tas studijas? Aš pagal darbą žiūrėsiu, ar aš studijuosiu. Dėl to, kad jeigu ta karjera, kurią aš bandau po biškelį vystyti, po truputėlį, atsiprašau, nekorektiška labai, po truputėlį vystyti, iškirpsim. Man patinka pabiškelį. Aš kažkur sakiau irgi šitą žodį iškirpti. Po truputėlį, kurią vystysiu, jeigu jinai labai gerai įsivažiuos, tai gali būti, kad aš pasimsiu gepą metam ir 2 ir kada, pavyzdžiui, bus galutinai įmonė, kurioje bus ne tik aš vienintelis darbuotojas, galbūt tada aš eisiu studijuoti. Nes aš tikrai nesiruošiu aukoti karjeros dėl to, kad reikia bakalaurinio, nes mama taip sakė. Jo. Arba tai priimta tiesiog. Jo, nes, ką, aš galiu kurti ir savo verslą. Yra mano klasėje netgi žmonių, kurie yra 18, jie neplanuoja absoliučiai nieko studijuoti, nes jau dabar pradeda užsiminėti su internetu įvairiais, ten, pavyzdžiui, stock marketing ir taip toliau, ir puikiai sekas. Ir kam tu tos studijas? Tu gali tą savo laiką išnaudoti ir mokytis pats, nes yra labai daug galimybių. Tu gali online pasibaigti įvairiausius kursus. Taip. Ir kam to, žinai, sėdėtoj salėj. Tai toks, aš nemanau, kad tos studijos pas mane yra toks 100% griežtas taip. Aš manau, žiūrėsiu vis tiek pagal save ir pagal tai, kaip viskas su gyvenimais. Labai smagu, tu kaip vandenėlis. Toks, kad kaip ir yra rėmai, bet jeigu aš ten vieną kitą pusę, yra toksai požiūris, kad irgi viskas... Viskas bus gerai, žinai, niekur tu neprapulsi dėl to. Tikrai ne. Koks pozityvus jaunimas. Taigi laimingiausias. Tai tada mes turėsim laiko tik dar vienam teiginiui ir sakyčiau, taip prabėgom, arba pasižiūrėsim, kiek čia dar turim, gal, sakykime, 10 minučių padiskutuoti apie dar vieną temą. Ir tais teiginys skamba taip. Dažnai darbą keičiantis jaunas žmogus yra neatsakingas. Kas yra dažnai? Va čia irgi. Kas yra dažnai? Tarkim, įsivaizduokime, gerai, aš pašaržuosiu, nebūtinai, bet tarkime, įsivaizduokime, kad aš dabar esu tokiame gyvenimo laikotarpyje ir man kažkaip labai savęs ieškau ir pakeičiau, tarkim, per metus jau
Žodžiu, kas 3 mėnesius keičiu darbą. Pabuvau 3 mėnesius Okay. ir keičiu. Kaip tave įdarbino in first place? Jo, kas mes skaityti, tai čia probation periodas. Nu, aš suprantu, jeigu čia yra tie tokie short term, trumpo laikotarpio darbai, kur tu ten, pavyzdžiui, nežinau, festivalių padirbi mėnesį, ten granatose, kokiose apyrankės klijuoji. Nu ir tada okei, bet Aš kaip kokie padirbau 3 ofisai? mėnesius ir pagalvojau, kad ne man. Nu, aš iš dalies suprantu tos žmonės, nes, kartais šiaip, to prasme, visi sako, kad, tai čia tas jaunas žmogus, jam, prasme, darbo rinka ne jam, bet kartais gali būti, to prasme, pačioj organizacijų kultūra tokia, kuri visiškai, to prasme, atrodo, atmeta tą žmogų. Tai gal tada yra geriau, to prasme, išeiti iš tokios vietos, negu kankintis ir kankinti savo, to prasme, emocinę sveikatą, kur tu su kastais dantim, to prasme, eini darbą ir tu po to grįžęs nori verkti. Gal geriau reikia išeiti iš tokio darbo. Tai galbūt tiesiog, tai buvo, aš, nežinau. Gal iš tikrųjų ne veltui ir yra tie 3 mėnesiai prasibandymai, ar ne? Kai tu darbinasi, tai taip pat ir darbdaviui, ir darbuotojui taip pat nuspręsti. Aišku, kiek tu tų darbų pakeitęs, jeigu ten kas 3 mėnesius ir keiti darbą ir ten kokius 7 darbus pakeitęs, tai galbūt kažkur jau, nežinau, gal ir pačiame žmoguje kažkas, gal tai ir yra. Pasiskaityti, gal reikia apie ką darbas pirmoje vietoje. Gal kažkur kitur čia jau problema yra, jeigu ten, kaip tu sakai, pirmas darbas ar antras ar kažkas ir tikrai atsikandęs dantis dirbi, tai gal tada ir nieko blogo ten pasikeisti ir panašiai. Šiaip, kiek esu, aš ne iš pradėjęs kalbėjęs, kiek esu susipažinęs, tai sakykime, iš tą pačią internetą, tai kad tai yra sveikintinas dalykas, aišku, ne kas 3 mėnesius keisti daro, bet kas, sakykime, 1,5 metų, kas porą metų keisi vien dėl finansinių galimybių. To prasme, aš tą patį argumentą irgi turėjau. Būdamas toje pačioje organizacijoje labai ilgą laiko tarpą, viskas gerai. Priklauso, aišku, reikėtų pasidaryti researchą. Tyrimą. Kokios galbūt jau interviu metu pasiklausiu, kokios yra karjeros galimybės, skilti ir panašiai. Jeigu yra tos galimybės, tai viskas ok, bet jeigu jauti, kad galbūt nėra tų galimybių, tai aišku, kad, ta prasme, įgauni patirties, metus porą padirbi, tu jau daugiau darbo rinkai, tu jau daugiau gali atiduoti savęs, ta prasme, tu jau turi patirties prikaupęs, tai tu jau gali ir dėrėti su sekančiu darbdaviu, ta prasme, tai jau vis tiek daugiau ant stalo ten padedi tos patirties ir jau sakyti, aš jau tiek dabar nusipelnu, sakykime. Tai toks dalykas tai sveikinas. Nežinau dėl tų 3 mėnesių, bet kas metai, 1,5. Ir aš manau, man atrodo, gal ne kiek metai, 1,5, bet, aš mačiau irgi interneto platybėse. Tik to, ko išmintis prasidėjo. Aš skaičiau straipsnį. Šiaip tą video mačiau Instagram reelsuose. To prasidėjo. Bet kad, leisk man pasakyti. Gerai. Kad, kad jeigu, tu keiti kas 3 metus darbą, tai tu gali prašyti, 10-15%, kad būtų didesnė alga negu taip uždirbai. Ir tada, jeigu tu kažkoks 3 metus keiti darbą, tu gali labai daug uždirbti. Verslas nuo nulio. Čia tikrai yra geriau negu yra pas senesnius, ypač vyresnius žmonės, ta darbo kultūra, kad tu atėjai. Ir tai iki grabo lentos tu sėdėsi toj pačioje kėdėje, tam pačiam ofise, nes čia yra tavo antri namai. Ir taip nėra, tu negali visą gyvenimą, ta prasme, baigiai mokslus ir sėdėti tam pačiam ofise 30 metų. Man tai čia yra asmeniškai didžiausia darbo baimė. Ta prasme, kaip tu taip gali, nebent tas darbas yra labai įvairus ir jis to patinka. Jo, aš manau, kad jeigu grinai darbas yra kaip hobis, arba yra, tarsi, tema, kuri, tarsi, tau žiauriai patinka, tai tada ok, bet jo daug. Arba, net mokytojai, pavyzdžiui, vis tiek keičiasi mokiniai ir jeigu tau tas darbas patinka, kodėlgi ne. Bet tikrai ne kažkokiam oficiniam darbui, kur tu žiūri išvarvėjusiam akimi kompiuterį visą laiką. Man tai gaila asmeniškai tokių žmonių, kad trūksta tos apskritai drąsos keisti darbą. O kodėl ne? Pabandyk atrask naujų dalykų ir galų gale tave galbūt kažkur netgi labiau vertins negu šitoje vietoje. Ir manau, kartais yra netgi labai gerai pailsėti, kai tu, sakykime, išeini iš vieno darbo, duot savo irgi, laiko pailsėti. Jo, padaryti gap mėnesius kelius po darbo. Tarsi, jeigu leidžia finansą, tai tuo labiau, bet. Nes dažnai keičiantis darbo žmogus, čia tęsiant tą teiginį, yra drąsus, irgi gali būti teiginys. Taip, ta prasme, neprisitaikyti prie visokių dalykų ir tų normų, tai man atrodo kartais
Tai aš girdėjau, čia maždaug metai, 2-3, tai čia manot, kad tai yra tas, koks yra tas optimalus, gal netgi, sakykime, laikas, kas kiek. Na, aš skaičiu porą metų, tai... Nes po to vis tiek, ta prasme, man atrodo svarbiausia, ir aš kaip save matau, ta prasme, savo darbę, kad aš noriu dirbti vietą, tol, kol man yra įdomu ir tol, kol aš pati jaučiuosi, kad aš augu. Nežinau, kad jeigu aš nustosiu augti, aš nieko naujo neišmoksiu, tai aš tada ieškoti kitų tiesiog nuotykių. Va tada ir sustojate. Ir čia nieko blogo. Jo, tai man atrodo, čia toks yra gyvenimas. Taip. Bet įdomu prieiti prie tokių argumentų, nes aš ir pati esu, ne veltui šį teiginį išsakau garsiai, nes labai daug turėjau pati apmąstymų apie tą atsakingas, neatsakingas, ar čia dabar sėdėti ar nesėdėti tame darbe ir kaip į tai žiūrėti. Bet man atrodo, aš labai pritariu Augustai, kad kol aš augu ir man yra terpė kažkokia tai įgyvendinti savo idėjams ir aš jaučiu, kad vis dar galiu, kaip čia pasakyti, vis dar yra pirmų kartų, gal ne taip, viskas yra ok ir tada aš dar noriu čia būti. Ir man atrodo, tas labai svarbu įsivardinti. Svarbu gyventi savo, ne kažkokiam ofiso direktoriui, kuris tau algą lievą labai moka. Taip. Ir aš pastebėjau, tokio viso pokalbio metu yra tokio daug labai apie tai, kas man asmeniškai yra labai svarbu ir toks įsivardyjimas dalykų ir ieškojimas galimybių. Tai bent aš taip girdėjau, pas jūs visus yra tokias mintys. Visi laimingi. Taip. Mes įrodėm, tol, kol ieško. Lietuvos bet iš tikrųjų, tol, kol ieškai, man atrodo, galimybių ir nežinau, domiesi. Man atrodo, tas smalsumas labai padeda tą laimę ir atrasti. Ir tada, kol esi smalsus ir drąsus ir visoks koks, tai tada atsiranda tas kažkoks ir laimės. Sakyčiau, kol esi smalsus, tol esi jaunas. Tai. Kol esi smalsus. Tas labai geras. Nes kai jau pripranti prie dalykų ir nebieši iš ką nuo, tai galbūt pasienai biškutį. Tas nėra blogai, Nėra blogai. Bet... Tada patirtį gali jaunesniem perduoti. Tai gal kol esi smalsus, tol esi jaunas, aš gal užtvirtinu šią Edvino mintį ir kol mes neįsisukome į dar milijoną kitų diskusijų, aš čia ir sustabdysiu mūsų pokalbį ir labai jums visiems noriu padėkoti. Nes man tai labai įdomu apie tai išnekėti. Man atrodo, aš galėčiau šitos temas, kur iki išnaktų gali nagrinėti, kaip ten yra su tais jaunais žmonėm ir galimybėm ir ten, žodžiu, ir darbais, ir savanorystė, ir dar visko. Tai man smagu, kad, man atrodo, vis tiek atradom labai daug bendrų taškų ir tokių, kad vienas su kitu sutinkam ir maždaug kryptingai labai žiūrim į tą ateitį. Tai kol smalsus, tol jauni. Mic drop.